Ar gerai? Gerai! Oi gerai! Oi gerai, gerai, gerai! Oi gerai! Sveiki visi! Su jumis Žibrio žinios. Įdomiausias dalykas, kuris vyko šią savaitę, ir visi gailėkitės tie, kurie nesusirinko, nes buvo išties puiku, tai žurnalisto skaityta paskaita apie labai aktualią problemą šiais laikais. Kaip rašyti rašinį. Mums įdomiausia yra būti išsilavinusiems ir protingiems, o to nepadarysi be klausimėlio. Nes klausimėlėje mes išmokstam daug naujų dalykų. Kas yra bismutas? Nežinau, gal bus gyvūnas. Čia gal kokia statybinė medžiaga. Čia kaip muta. Muta? O kas yra muta? Paveikslas. Tai bismutas yra paveikslas? Jo. Deimantas. O kaip jis atrodo? Nu, brangakmenis toks mažiukas. O kokia spalva? Skaidrus, nežinau iš tikrųjų. Manau, čia kažkokia istorinė asmenybė. O kas jis buvo? Menininkas? Išradėjas. Cheminis elementas. O koks jo numeris? Daugiau negu 90, spėju. O kaip jis atrodo? Švyti. Deimantas. O kaip jis atrodo? Kaip deimantas. Bismutas, kažkas su nafta. O kas ten, jos produktas ar kas? Jo, naftos produktas tikriausiai. Gal patiekalas koks? Cheminis elementas. Kokia jo molinė masė? Pasižiūrėk į periodinę lentelę ir sužinosi, aš jos nemoku. O kaip jis atrodo? 208, matai? Tikriausiai skystas. Skystas. O jeigu paskaičiau, kad deimantas, tiesa? Ne, Kodėl? nes deimantas sudarytas iš polimero. Kas? Bismutas. Net neįsivaizduoju. Biskvitą. Jau, tikrai, galiu sakyti, tradicinis dalykas tapęs mūsų mokykloje vilkų erelių varžybos. Jau, aš kiek pamenu, visą laiką buvo tos varžybos ir labai jos įdomios, susirenka ten daug mokinių, įdomiai žaidžiat, Petronis tritaškių daug primėtų ir šiaip labai smagios varžybos, tik šiemet gaila kažkaip netradiciškai pasibaigė ir labai nervas ima, nesmagu man dėl to. Nu ir viskas, ką aš čia pasakysiu daugiau, nieko aš nepasakysiu. Sveiki, su jumis Žibrio sporto pasaulis. Kalbame dvi mūsų komandos, krepšinio komandos žvaigždės. Tadą Šalčių ir Žygimantą Petronį. Sveiki. Sveiki. Taigi, pirmas klausimas. Kaip žinoma, antradienį vyko rungtynės tarp mūsų ketvirtokų, tai yra jūsų ir jaunesniųjų. Ir kodėl jūs pralaimėjote? Ko jums trūko iki pergalės? Na, tikriausiai komandinio žaidimo, ne Tadai. Jo. Labai balaganas buvo aikštelė. Kokios buvo pagrindinės jūsų klaidos? Gal kas nors buvo kaltas? Nu, turbūt kaltintume trenerį Vytą Blekaitį. Jisai turbūt labiausiai kaltas buvo, o ne Tadai. Jo, ir per daug skubėjom. O kodėl tik ant pačio galo susigraibėte? Galbūt tada pradėjau lėtinti žaidimą ir galbūt kaip tai pradėjau geriau žaisti? Kas lėmėte? Nu, tikriausiai nebuvom susikaupę. Paskiau gale susikoncentravom į žaidimą, gynėmės ir pritruko poros minučių, manau, būtume laimėję. Bet ar norėtumėt remečio? Jo, labai. Labai. Galim surengti. Manau, kad pabaigoje lėmė daugiausiai pono Tado puikus žaidimas. Kiek tritaškių pataikėte pabaigoje? 3 paskutiniam kėlinį. Ir tai buvo beveik paskutinė sekundė. Ir aš net buvau išsigandęs, kad mes jau pralaimėsim. Nes kai pradėjau, kaip Kobė šaudė, tai va tetai buvo. Da Petronis porą stylų padarė. Taip, ir vieną tritaškį dar. Ketvirtokai pakeitė istoriją ir įeis į istoriją kaip pirma laida 90 jubiliejinį pralaimėjusi. Pralaimėjusi, bet pralaimėjusių neteisiam. Laimė krepšinis, mes su sportą. Petroni, tu geriausias ir tavo tritaškiai patys tiksliausi. Ačiū tau, kad bandėjai ištraukti komandą. O dabar tokią įžangą padarysiu ir papasakosiu, ko reikia rimtam Kentui. Tai 3 dalykai. 3.
mašina, ratlankiai ir čika. Dabar aptarsim naujoje šiemet rubrikoje, tačiau jau ne naujoje Žiburio žiniuose, tiesiog įvykdoma tik kartą metuose, tai tradiciniai metų mokytojo automobilio rinkimai. Reportažą perduodu tau, Mantai. Tai pradėsim nuo šito Volkswagenų. Iš tikrųjų vienintelis, kiek atsimenu, Volkswagenas pas mus. Tai jau išskirtinis. Ką žinau, ratlankiai originalūs. Nepridirbta per daug. Matom, konkurentai šiek tiek apdergi. Nenori niekas pergalys mūsų direktoriais mašinus. Tačiau ratai vėlgi neblogi. Aišku, galėjau nusiplauti kaip rinkimam. Taigi, čia mūsų pernai metų čempionas X-as. Jei vis dar jį gerbėt, balsuokit. Mokytojos Marijos Saulutė, kuri dėja nepasižymi, kaip kad kolega X-as, pergalim visada prie galo. Gal šiemet pasikeis. Mažeikinis Pežas, va pažiūrėkit. Kaip iš taksi 4 ratai. Čia yra pagirtina. Bet šiaip nieko naujo vėlgi. Visos senus mašinus, metai iš metų. Ir čia mūsų fizikos mokytojų Petraškos Petakas. Mokytojas vienas iš nedaugelių, kurie pasistengė ir atnaujino autoparką prieš rinkimus, kadangi 2 metus iš eilės nepasisekė Saudinė. Dabar matom naują kozerį. Čia dar vienas mūsų senbuvis, Žygintos Gaigalnys, Opelis, kurį rinkimuose įvardydavom kaip Ecoflex. Ką mes čia turim? Tik ant vienų ratų nėra kalpuko, ant visų kitų yra. Ką tai reiškia? Tai tikriausiai reiškia tai, kad mūsų choro vadovė taip garantuota savo pergalę, kad tiesiog įžūliai demonstruoja, kad jau turiu vietą kalpukui. Prizui tai yra mūsų didžiajam ir užsidės čionais. Ir paskutinis tikriausiai mūsų dalyvis, tai mokytojus greičiausiai Ramančickienės būtų Toyota. Nieko ypatingo negaliu pasakyti. Tokia paprasta, nuobodi mašina. Šiemet kandidatų turime tiek. Pasirinkimas tikrai neblogas. Konkurencija yra. Manyčiau, bus kova ganėtinai rimta. Ir tiesiog belieka raginti visus balsuoti. Priėjome prie pabaigos. Išties, puikiai. Jau vasarą kvepianti laida buvo. Linkiu, kad išrinktumėt patį geriausią ir patį mylimiausią automobilį. Mes laukiame jūsų balsų, kuriuos galite skirti Facebook paskyroje. Su jumis buvo Žiburio žinios. Linkiu, vaikučiai, ypač 12-okai, kad pradėtumėte atkakliai ruoštis anglų kalbos egzaminui, kuris vyks kitą sekantį šeštadienį. Taip. Gerų kelių, atraskit savo žvaigždę pasaulyje. Iki. Ar gerai? Gerai! Oi gerai! Oi gerai, gerai, gerai! Oi gerai! Oi gerai, gerai, gerai! Oi gerai! Nes jeigu ne kanalinė, tai žinai, reikia perfilmuoti. Ir garsas kitas visai, ir kokybė, plastiški judesiai eina tada. Ir visai kitas dalykas, supranti. Yra? Čia mokinys stato mašiną mokytojų vietoj ir dabar susigėdo, tikriausiai varys atgal arba tiesiog įžūliai paliks, kad ir filmuojama prie mokytojų savo mašiną. Žibuoklėm prazydo silelios laitai. Tau. Kas yra bismutas?